padarė Mantai. Buongiorno. Ok, mes Atėnuose, Limos uoste, įlipom į 12 vietų jachtą Promis ir išplauksime į Egėjo jūrą ir plauksime link Peloponesų. Ten eksplorinsim. Labas rytas, labas rytas. Įgula sveikinasi su jumis, esam fantastiškoj įlankoj. Pirmas mūsų rytas, vieni jau atsibūdė, smaginasi, linksminasi, įveikinėja savo baimės. Dar kiti yra virtuvėje, o virtuvė jau beveik tuščia, galima sakyti. Ir ką, laukiame pirmųjų šios dienos užduočių, kurios turi būti paskelbtos visai netrukus. Andrius. O, čia pirmoji pati lengviausia apšilimui, aperityvas. Labą rytą, mes atsikėlėm Poros salos šiaurinėje pusėje ir dabar šiandien labai aktyvi diena. Ruošiam tokį lipimą, yra tokia sala, Modi. Va štai jinai yra šalia, Modi sala. Ir mes išsilaipinom jos šiauriniai pusėje ir ją reikia įveikti visą. Jinai 100 metrų aukščio tokia uolinė dalis. Ją reikės lipant šitą. Niekas dar čia nelipo. Priartėjom šiauriniai pusėje iš viršaus? Šiauriniai pusėje ir tada labiau pietiniai pusėje jau pasiėmam visus, kurie lipo. Niekas to dar nelipo, tai bus šitą pirmą kartą, galėsim pavadinti savo pavadinimu. O antroji dalis bus dienos, nuplauksime į DVS-ą. Čia mano tapkės. Labai patogiai. Jį galėsi gerai pabaldyti. Jį galėsi filmuoti. Aš žudėjau laipinių batus dėl to, kad bijau ežių. Čia vienoje vietoje bus toksai skylė tiltas. Pamatysit, stebit.
pasižiūrim dabar viską, kad žinoti, kas ką norit daryti. Bet tiesiog nebūtina čia visiems. Vienyti čia visiškai matosi visgi jo nieko lipimas, skyrunningas totalus. Tai va, tai galit iš esmės kažkas tai, kas gali, tai daryti speed record. Neprisiriškit, darykit savo, žinai, judėjimą. Aš pavyzdžiui, va, aš manau, kad liuosai tai galima per pusvalandį, oi ne per pusvalandį, per 20 minučių visą tą kilometrą įvaryti. Aš bandau. Gerai, tai mes tave pasiimsim. Priplaukė vienas žvejys arba ichtiologas. Bando sakyti, kad... Okay. Tai susirenkam ir negalim... Hebra, archeologinė vieta, negalime čia lipti. Susirenkam. Thank you. You find another place. After 500 meters left and right, there's a climb. Stop. You want to climb? But not this island, another island. In the island. This island, we can go on this island. The main island, about the 500 meters right, you find a place to climb. Ten. Koks aukštis, Andriau? 4? Čia 4. Relax, šitą viską žinai. Daugybė! Šūdas! Eugenijus turi daugiau žodžių, nes jį pirmos spėlių išpuolė. Mūsų nepuolė, nes mes per gražias. Supratau. Oho. Jisai pribėgo avių bandą. Ir išgazdino šitą piemenį ir pirmo išsitraukė tokį peilį. Peilį? O, fuck, rimtai. Ta prasme, pėmo, o kokio amžiaus pėmo tipo? Kaip aš, barzduotas jau, ne? Shit. Ta prasme, jisai pribėgo prie avių, o pėmo išsitraukė kinžalą kažkokį. Shit. Eiktus. Dar sako, bėgioti yra saugu. Mano, būtent. Lietuvis papjautas avies bandos Pėmens. piemens. Kaip sekėsi jūsų trailas? Gerai, Seksai buvo pėmo? mes nepamatėm. Nematė. Kaip pėmo? Pirmas buvo. Visi gando pėmuo, aš tada aš jau. Bet tu ten kažką su tom avytėm vargšiam norėjai daryti, ar ne?
Na, mes vakarienė suplanuota buvo kepsniukų biškį tai. Ok. Paėjo kažkiek tai jūsų trailas, nu, ta prasme, kiek jūs pavarėte? Aš bėgu, restorą pradėjo bėgti kokį 5 metrus. Paskutinės ožkos ir jo. Jūs pradėjo bėgti šoną į kalną. Jūs toks išgirdo kažkas vyksta. Po to mes išsimaudėm. Kaip mane tada jau prasėjom į bažnyčios, tada jau prasėjom į tiesa, pirmas pusvalandis, tai va visos kojos nubraižytos. Nes ten tiesiog. Ir ten visos tokie. Aštus akmenys, šipai, vijokliai ir krūmai. Ąžuolai, kaip, vaisius duoda kaip mūsų ąžuolas, bet jis mažas ir dygliuotas. Prisišvartavom, išmetėm inkarą. Mūsų puikiosios virėjos pagamino fantastišką vakarienę. Čia mano ir bus, kadangi palgita šitą šakutę. Ne, turime šitam kabinimui. Ne, tik čia reikia palikti. Judip. Alaus turit? Jo, žinai, sakom, įpilkit, sako, atsineškit savo bokalą. Čia Uzbekija, žinai, sakom, kokį bokalą, žinai, mes pakeliu važiavom. Tai sako, maišelius atsineškit. Tai vienintelį kartą gyvenime sugėrė savo iš maišelio, prisipili maišelį litrą, žinai, prakandi kraštą ir dabar vieni. Nu, Andriu? Nu ką? Aš čia dar neturiu. Man atrodo mano. Čia jokas jums. Aš nepataringas. Aš žinau, tai jau dariau. Man draugiškas yra. Labai gerai. Mantas, tuoj ateis Mantas. Mantas tuoj ateis Mantas. Čia prieky.